Kokią realybę renkasi žmonija? Teiginys, esą vienas žmogus nieko negali pagerinti ar pakeisti, iš esmės neteisingas. Ši klaidinga nuomonė jau labai seniai įsitvirtino žmonijos kolektyvinėje sąmonėje. Ir socialinės struktūros stengiasi ją įtvirtinti. Atsikratyti šios idėjos diktato šiandien taip pat sunku, kaip ir prieš 1000 metų. Visus, kurie imdavo priešinti šiam postulatui, išjuokdavo, žemindavo, kartais net bausdavo mirtimi. Kiekvienas žmogus, prabudęs laisvai sąmoniai ir savo galios suvokimui, sulaukdavo antpuolių, kad jie neprimintų kitiems žmonėms, kas iš tikrųjų yra žmogus. O kolektyvinis pabudimas buvo dar stipriau slopinamas, panaudojant visus įmanomus priespaudos mechanizmus. Nes vos tik iš kolektyvinės sąmonės išnyksta įsitikinimas, kad viena asmenybė negali pasiekti realių pokyčių, visos valdžios sistemos, struktūros, mechanizmai, manipuliuojantys žmonių sąmonę, tuoj pat pradeda irti. Žmogus, gyvenantis laisvai, be baimės, su meilė širdyje, jau savaime garantuoja, kad visa destrukcija, baimė, meilės stoka visuomenėje išnyks be pėdsakų. Kol kas globalioje erdvėje tokių pabudusių naujos sąmonės žmonių yra mažuma, nes iki šių laikų į kolektyvinę sąmonę patekdavo pernelyg mažai naudingos energijos. Be to, tamsieji iš paskutiniųjų priešinosi tam ir žmonės nustojo kelti esmingus klausimus, nes jiems reikėjo visą savo energiją ir laiką skirti kovai dėl išgyvenimo, fizinio kūno išlaikymui. Antra vertus, atsikratyti savo bejėgiškumo jausmo nebuvo įmanoma dar ir dėl to, kad visos socialinės sistemos buvo ir yra nukreiptos tam, kad didintų sumaištį žmogaus sąmonėje, kad nukreiptų jo dėmesį į išorę, nes manipuliatoriams kyla pavojus, vos tik žmogus nukreipia žvilgsnį į savo vidų. Tie iš manipuliatorių, kurie žmogaus sąmonę programuoja jiems reikiamą kryptimi, puikiai žino, kad pabudę žmonės tampa laisvi ir absoliučiai nepriklausomi. Savimi pasitikintis žmogus kelia didžiausią grėsmę struktūroms, kurstančioms baimę, manipuliuojančioms ir kontroliuojančioms žmonių sąmonę. Ekonomika, politika, kitos socialinės struktūros tiesiog sėja baimę, paklusnumą, nepasitikėjimą savimi. Prabusti visais laikais buvo nepaprastai sunku, nes pats trečiojo išmatavimo lygmuo priešinosi tam visur, kur tik buvo įmanoma. Nedaugelis didžių žmonių, sugebėjusių pasiekti tobulybės, buvo pašalinti iš mūsų kasdienio gyvenimo ir pakilėti į nepasiekiamas aukštumas, kaip dieviškos, antžmogiškos, su mūsų realybė jokio ryšio neturinčios būtybės. Kai tik šios unikalios asmenybės, tarkim Jėzus Kristus, Buda, Mahometas, paliko savo kūnus, jos buvo paverstos dievais, nepasiekiamais ir neturinčiais nieko bendro su mūsų realybė. Šiuo atveju žmonės nekreipė dėmesio į tai, kad tie žmonės buvo tokie patys kaip ir visi. Jie išgyveno tokias pat patirtis, perėjo tokius pačius mokymosi etapus. Ir tai nebuvo jiems lengva. Prieš 1000 metų Žemėje vyravo visai kitos vibracijos negu šiandien, kai viskas aplink verda ir kinta. Anksčiau proveržys į šviesą, o tai tiesioginis ryšys su mūsų namais, su būties šaltiniu, buvo sunkiai įmanomas.
Tanki uždanga trukdė žiūrėti, kas yra už jos. Todėl beveik nebuvo įmanoma įžvelgti visą apimančios tikrovės. Bet kai tik žmogus suvokia savo tikrąją prigimtį, galią ir grožį, jis susijungia su savo esme, su savo dieviškuoju aš. Kai tik jūs suvokiate, kad iš tikrųjų esate dieviškas ir viską, kas jums reikalinga, gaunate tiesiai iš būties šaltinio, jūs iš karto iškeliate save iš tos griovimo, baimės kurstimo ir žmogaus menkinimo erdvės. Kai tik nustojate bijoję, jumis jau neįmanoma manipuliuoti, jūs atgaunate savo galias. Įsivaizduokite, kad kiekvienas žemės žmogus atsikratė visų savo baimių. Tada visos sistemos pagristos baime neišvengiamai suirs. Naujienų programos liks be žiūrovų ir klausytojų. Jokia kampanija negalės gaminti produkcijos, kurio nors atžvilgių žalingo žmonėms, nes priešingų atveju liks be darbuotojų. Politikams tektų grįžti prie tarnystės žmonėms, nes prabudęs žmogus iš karto pramato melo sieną. Kaip tik tame slypi tikroji mūsų galia. Savimi pasitikinti žmonija, vienijama besąlyginės meilės, turi visiškai kitus poreikius ir bendras gyvenimas Žemės planetoje tampa nuostabus ir taikus. Dabar mūsų pasaulis – tai naujos energijos, kurios kūrė naujas socialinės struktūras, skatina nuoširdų ir sąžiningą bendradarbiavimą, ardo religinius barjerus. Kaip tik tokią realybės viziją dabar renkasi žmonija. Įsižiūrėkite įdėmiau ir jūs nesunkiai žvelgsite, kad ilgus amžius egzistavusios struktūros palengva tirpsta, nyksta. Viskas kinta. Žemės planeta ir žmogus yra šio perversmo epicentre. Perversmas tapo įmanomas sustiprėjus šviesos srautams, kai Žemė įėjo į naujų vibracijų išmatavimą. Taip pat labai svarbu, kad vis daugiau žmonių mokosi ir išmoksta žvelgti į savo širdį, nukreipti dėmesį į savo vidų ir taip gauna tokių žinių, kurios anksčiau buvo nuslėptos nuo jų. Jie bunda ir susigrąžina savo energijas iš supūvusių, melų grindžiamų socialinių modelių, taip greitindami jų irimą ir skatindami naujų reiškinių bei tendencijų gimimą. Pažanga nebūtų įmanoma, jei ne pavieniai žmonės, kurie nori pakeisti save ir tuo pačiu savo aplinką. Galia slypi jumise ir pokyčiai prasideda jumise. Niekas jau negali jūsų apgauti. Žaidimai su baime baigėsi. Jums atgaunant supratimą, kas iš tikrųjų esate, keičiasi realybės pobūdis. Ateina pokyčių ir pabudimo laikas. Išeikite į šviesą ir pažiūrėkite, kas jūs esate. Pasijuskite grynuoju kūrėjo pasireiškimu. Gyvenkite palaikomi meilės energijos. Gražinkite dievus į savo kasdienį gyvenimą. Išjauskite savo pačių dieviškumą. Žemiškai vergijai ateina galas. Bet kokio pobūdžio griaunamoji energija tampa bejėgė, bet kokia baimės, tamsos apraiška, bet kokia destrukcija, bet kokia manipulacija, bet kokia slegianti jausena visiems laikams praranda savo galią. Kiekvienas žmogus atranda savąjį išsigelbėjimo kelią, pokyčių jau neįmanoma ignoruoti. Ilgai laukta visuotinė taika jau čia pat. Jūsų širdis žino visus atsakymus. Atėjo laikas užduoti klausimus. Lemiamas dalykas šiandien – jūsų valia.